Ką norite pasakyti man? Kad aš kažką negerai filmuoju ir darau ir... Ką? Ne, chebryte. Nuo šiol bus tiek Simo daug, kad aš jūs taip užknysiu, taip negyvai užknysiu visus. Va jums. Tai va, nutariau daryti tokį vlogą. Ilgai galvojau, blemba, koks tas vlogas turi būti, kaip apskritai daryti, kodėl ten jis man apskritai reikalingas, ar reikalingas, ten formas visokias ieškojau, ko tik aš nedariau. Ir vakar pagaliau, žinote, lemputę, hop, virš galvos. Žinau, įdomus formatas pačiam sau bus, bet ir kitiems bus iš tikrųjų ko pasimokyti ir pamatyti. Čia pradžia, rytas, antradienio rytas, vakar dirbau iki 10 valandos, kol grįžau namo jau 11, kol nuėjau gulti jau 12, dabar 9 valandos, apie 9 valandas pamiegau, 8,5 valandos. Atsikėliau ir turiu dabar laiko realiai iki, nuo 9 iki 12, 3 valandas turiu, kad, kažką pasidaryti namuose. Ir dabar turiu rinktis, ką aš turiu daryti, ar turiu dabar staigiai dar tik akis pramerkęs pulti, skaityti e-mailus bendruomenės, savo e-mailus. O gal man, pavyzdžiui, stovi ant stalo, man reikia į Zalando išsiųsti paketą, nes buvau užsisakęs, netinka ten vienas, reikia atgal išsiųsti. Bet palaukit, aš ką tik atsibudau. Pavalgyt gal reikia po velnių pradžiai. Kiek laiko užtruks pavalgyt banaliausiai, nes aš iš tikrųjų dabar tik akis praplėšiau, tik pramerkiau ir va šitaip. Ir čia dar kitas toksai momentas. Man visą laiką žmona čia paskutiniu metu tokius priekaištus, tu nesudedi indų plovyklę, čia čia dažniausiai tu su jauniu. Atsikeliu rytą. Spėkit, ar yra nors viena lėkštė, kur aš padėjau tenais? Galit nespėti, nėra. Laura ir Jaunius. Aš? Tai aišku, aš iškraustysiu, dar vienas darbas, kurį reikia padaryti vietoj bendruomenės. Tai va, linkėjimai didiesiems aktyvistams, kurie labai daug daro. Peace. Šiandieną dar užfiksuosiu irgi tokį dalyką, kad apie e-mailus manęs paklausė, kas atsakinėja e-mailus, kas žiūri. Žiūrėkit, ar turiu aš laiko pažiūrėti, dabar po kiek, tik valanda laiko praėjo nuo kada atsikėliau, kavos atsikėliau, dabar valgį darausi, peržiūrėjau savo e-mailus, nes galiu prisijungti. Bet problemėlė, bendruomenės e-mailas yra, galiu tik tai per šitą kompą kol kas prisijungti, nesuspėjau, nes nusipirkau naują kompiuterį. Tai reikia kažkaip tai susitvarkyti, kad vienoje vietoje galim būtų, bet kadangi mūsų didieji aktyvistai viską yra sušikę taip, kad velnias žino, kaip prisijungti prie to e-mailo, ten kažkas patvirtinti, net neaišku, kas patvirtinti turi ir kodėl. Kodėl ten viskas aišku, bet kas, kur, kaip, kada ten.
Viskas, nieko nuosekliai nemoka dirbti, absoliučiai. Neperduoda ten. Aš viską perdaviau, tik tai, kad žmonės, kadangi yra savo laiku, kadangi žmonės yra labai neatsakingi ir nesugeba dirbti su dokumentais, absoliučiai, nu vienu žodžiu. Dabar biški jau atsibūdęs esu ir sunkiau gal nuosekliai išdėstyti mintis. Mintis yra tokia. Man reikia pradžiai susitvarkyti va šitą bardakėlį. Deja, turiu skirti laiko bardakėlio susitvarkymui, dar ten apie indus aš kalbėjau, ne? Prieš tai indus susitvarkyti, nes tai yra kasdieninis gyvenimas, aš negaliu pulti, rašinėti e-mailų ir kai kuriam, o kas čia tokio paimti staigi, tai jūs ir bėkit. Jeigu manot, kad galite geriau, padarykite geriau, parašykite viską normaliai. Normalia, diplomatiška, kokybiška kalba, e-mailus, ambasadai, praneškite apie tai, kas vyksta mūsų bendruomenėje. Jeigu to nedarote ir nenorite daryti ir tingite, ir iš tikrųjų dėl to, kad banaliai kaip ir aš, ne viskam laiko turite, tai gal, patylėkite, ne? Pažiūrėsim, kas čia gausis. Dar toksai pastebėjimas. Ką tik parašiau, pabaigiau rašyti tekstą ir paskelbiau lietuvių Facebook grupėje. Rašiau tekstą, matyt, nuo kažkur ketvirtadienio. Taip, aš, ne kiekvieną dieną, bet šiek tiek ketvirtadienį, šiek tiek penktadienį, visas dienas šiek tiek ir šiandieną. Tai žiūrėkit, kiek dienų čia išeina parašyti tokį, kai kurie galvoja, tu moki čia. Jeigu moka žmogus, tai gali greitai viską padaryti, ne velnio. Jeigu žmogus moka, tai nereiškia, kad greitai gali padaryti. Jis gali tai padaryti kokybiškai, jeigu moka. O greitis yra, jeigu nemoki greit, padarykit jūs geriau ir greičiau, jeigu sugebate. Tai rašiau ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį ir antradienį 6 dienas rašiau tekstą. 1200 žodžių berods, kažkas tokio, ten gal 1100, kažkiek, tai suapvalinau didžiąją pusę. Ir paskelbiu, pažiūrėsim, ar bus kažkoks rezultatas ar ne. Mano patirtis sako, kad paprastai būna. Ir gana nebloga, iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, rezultatai. Labai neblogi būna paprastai, bet pažiūrėsim. Ane? Gal aš neteisus, gal aš jau išsisėmiau ir aš šiuos metus specialiai paskirsiu tam, kad praskanuoti tos dalykus iki galo ir jeigu aš neteisus, aš po metų visam laikui pasitrauksiu iš tos bendruomenės ir tegul užsikruša visi. Bet, jeigu tai, ką aš padarysiu per šiuos metus, pakels vėl bendruomenę į tą patį ar net aukštesnį lygį nei buvom, žinot ką? Aš savo pasilieku teisę kritikuoti kiekvieną durnių, kuris įsivaizduoja, kad yra labai protingas, atvirai ir tiesiai. Nes, tikrai taip negaliu pakęsti durnumo žmonių. Šiek tiek laiko apsitvarkymui, nes reikia apsitvarkyti, kitaip aš negalėsiu nei kompiuterio pasijungti, nei pažiūrėti e-mailų bendruomenės, nei dar kažko, nes, o tam visa tai yra laikas, po velnių laikas, kurį žiūrėkit Ir tai čia dar netobulai apsitvarkiau, dar reikės normaliai susitvarkyti, skirti laiko normaliai viskam, sakykime taip. Ir kiek? Jau be 15:12. Realiai, 12 man jau reikia pradėti ruoštis eiti į darbą. O darbe, suprantat, kad aš jau nebegaliu bendruomenį skirti apskritai ne vienos minutės. Kodėl? Suprantat, man taip visą laiką susiklosto, kad aš turiu tokius darbus, kur aš esu irgi problemų sprendėjas. Toks mano darbas. Man už tai moka ir nemažai moka, palyginus su Danijos tom atlyginimais ir visa kita. Tai turiu aš laiko? Nežinau, šiandieną be šansų buvo. Vieną tekstą pareklamuoti bendruomenį į renginį, pažiūrėsim, koks rezultatas bus. Renginys beje už mėnesio. Pamatysit, apie 100 žmonių turi susirinkti su vaikais.
pasipylė laikai. Ir asmeniškai, koks geras tekstas, Malačius, gerai parašei. Bet vat nei vienas negali pagalvoti, kad tekstą parašyti užtruko, aišku, ten po nedidelį tarpą, bet per tom dienom kažkiek laiko skiriau, bet 5-6 dienas aš įrašiau ir galvojau, kaip tas mintis išdėstyti. Kuris iš tų žmonių skiria tiek laiko tam ir kuris? Šiuo metu anksčiau skirdavo, buvo žmonių, lietuvių bendruomenių, kurie skirdavo daug laiko. Dabar aš nesu tikras tuo. Nepykit, bet aš to nemačiau. Ir Lietuvoje net ne gyvulininkystė, o būtent Kreipkite dėmesį, važiuoju Danijoje į darbą ir realiai klausausi lietuviškos radijos. Manau, daugybė žmonių lietuvių gyvenančių Danijoje klausosi lietuviško radijo. Nebūtinai kaip aš ten šito žinių radijo, nes aš domiuosi apie politiką, bet vis tiek tai bus lietuviškas radijas, lietuviška muzika. Žinau ne vieną, kuris taip daro. Vėl turim priklausomybę. Sveiki. Čia vėl tas momentas, kai visiems atrodo, kad viskas labai lengva, labai greitai. Žiūrėkit. Yra kompiuteris. Reikia prisijungti prie e-mailo iš kito kompiuterio. Tačiau, kiek ten jūs pasvordų atsimenat jų visų? Ar užsirašinėjat jūs? Gerai, jūs gal užsirašinėjat, aš jų neatsimenu. Todėl reikia su senu kompiuteriu prisijungti. Kiek laiko užtruks? Velnias žino. Bet vėl laikas, ką aš anksčiau kalbėjau, laikas. Visiems atrodo, kad čia prisijungiai, parašiai, padarei. Tik tais tiek, kad man pirmą reikėjo nuvažiuoti mašinom, detalės nusipirkti, reikėjo jaunių parsivežti iš mokyklos, reikėjo valgyti, padaryti, pasidaryti ir padaryti, ir dar aš darysiu valgyti, valgyti darysiu, įsivaizduojat, plemba. Ne bendruomenės reikalais užsiimsiu, o valgyti. Kaip čia taip? Taip. Kiek gera yra jūsų atmintis? Jūs, pavyzdžiui, galite atsiminti, kas jums ten parašė kokį nors, pasvordą. Kai jūs bendravote galbūt to klausimu su kokiais 5 žmonėm. Galite atsiminti? Ne, negalite. O kodėl aš atsimenu? Ir dar ne šiaip atsimenu, aš dar atsimenu, kad čatinus, aš net pabandysiu to pažiūrėti, kad kelintais metais. 2021 metais aš paprašiau pasvordo Google Mail'ui. Jūs galėtumėt atsiminti? Be šansų. Jūs neatsimenat, kas buvo prieš pusę metų, ką mes šnekėjom, ir tas mane labiausiai erzino. Ir paskui Simas ten kažką netai padarė. Tai Simas gal ir padarė netai, bet kad jūs neatsimenat, ką patys esat sakę, tai yra didelė problema. Labas rytas. Tikriausiai vėl visi, ką tas Simas daro bendruomeniai? Nieko jis nedaro. Šeštadienis specialiai kėliaus 8 ryto, kad važiuoti žaisti krepšinį. Bet pačiam fiziškai būti ten. Tyliai kalbu, todėl kad dar namiškiai miega, lovai guli. Žiūriu lietuvišką televiziją iš pat ryto. Fonas. Realiai nei man ten įdomu, nei ką. Ruošiuosi, deduosi. Mano kamera grybą pjauna. Nežinau, kiek čia suspėjau rašyti. Rodo kažkodėl tai, kad kažkoks feilas. Bet aš vis tiek filmuosiu. Sekmadienis. Paprastai žmonės sekmadienį skiria sau pailsėti ar dar kažką tai, bet negaliu. Bendruomeniai reikia skirti laiką. Ir vėl atkreipsiu dėmesį, kokiam laikui. Dokumentams, dokumentacijai. Nuo pat pradžių bendruomenės įsikūrimo ir to tokio augimo pastebėjau vieną dalyką.
žmonės absoliučiai nenori, nemėgsta dirbti su dokumentais. Net kažkodėl tai galvoj, nė vieno žmogaus galvoj nėra tokio dalyko, kad viskas turi būti pagal taisyklės, pagal dokumentus, pagal įstatus. Ir 10 metų aš asmeniškai, aš labai stipriai nepasakysiu, kad kovojau, bet akcentuodavau, sakydavau, reikia pagal įstatus, reikia dokumentuoti. Niekas nesupranta. Man keista, kad yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, užsiema verslu. Verslininkai, įsivaizduojat. Ir jiems, kai sakai dokumentai, jos ten nesupranta, kad reikia ten dokumento parašo, kad reikia viską skaidriai viešai daryti, kad neprisidirbti, ypač Danijoje, gali tai greit prisidirbti. Jokio suvokimo. Dabar, kas sėdi, daro dokumentus. Ir teisingai. Simas. Daugiau niekas. Nes kodėl? Patys savo atsakykite. Dar vienas punktas. Yra bendruomenės puslapis čia, ne šiaip tik e-mailai, viską čia. Visi žmonės kažkaip galvoja, kad tik e-mailai čia. Nieko nereikia mokėti, daryti, sugebėti. Tiesiog imi ir darai. Įdomu, noriu aš pamatyti žmonės, kurie ima ir daro. Aš prašiau daugybę kartų bent padėti tekstais. Parašyti tekstus. Nė vienas nedarė to. Ne tai, kad nesugebėjo, galėjo. Yra mokančių rašyti tekstus, bet jie supranta, kad gerą tekstą parašyti užima laiko. Nėra taip, kad prisėdi ir parašai. Nebent ten tokie biški crazy žmogeliai, kurie taip sugeba, bet aš taip nesugebu. Ir be jokios abejonės yra Danijos lietuvių puslapis mūsų bendruomenės, kuris, aišku, prižiūrimas yra kieno? Manęs, aš prižiūriu, ir serverį, ir apmokėjimus aš darau iš savo sąskaitos beje. Ir nieko nesakau, absoliučiai nieko nesakau, net ne. Ir dar susimoku nario mokestį. Bet čia lyrinis nukrypimas, aš čia nedarau jokio priekaišto, aš tiesiog tik parodau, kiek aš ko padarau ir kiek aš išleidžiu asmeninių pinigų bendruomeniai. Tik tiek, kad žmonės pradėtų lyginti, kiek patys ko įdeda, kad nepradėtų aiškinti, kad čia nieks nieko nedaro, čia ypač Simas pats blogiausias. Vat jums bus pasižiūrėjimui, kas tas pats blogiausias yra iš tikrųjų bendruomeniai. Taigi, yra tekstas, nauji metai, reikia tekstą parašyti, kad nebūtų senas 23 metų tekstas, ar ne taip? Kaip manat, tai greitai vyks? Be šansų. Aš vėl visą dieną tikriausiai užtruksiu, kol parašysiu ir suformuluosiu viską teisingai taip, kaip turi būti. Ar jūs tai kodėl nedarote? Nes nemokate. O kodėl nemokate? Ne dėl to, kad kvaili, ne, aš to nesakau. Aš sakau, kad jūs nenorite mokėti ir nenorite nieko padaryti bendruomeniai, todėl ir nedarote.